Sveiki gyvi ralio fanai, sveikinamės iš Viekšnių centro, už mūsų naujasis Mercedes GLE, o šalia manęs Orlen Rally Lietuva organizatorius Vitalijus Plastinanas. Šį kartą sveikinamės ir nušviesim ne A lygos čempionato etapo žinią, o mini ralio finalinį etapą. Tai ar gali trumpai papasakot, kodėl įvyko tokia rokiruotė pasikeitimas iš organizacinės pusės? Turim ko gero dvigubą renginį. Tai pirmiausia, kaip ir minėjai, mini ralio paskutinį etapą ir turime Orlen Lietuva Rally Cup. Tai yra galimybė pirmiausia mini ralio dalyviams sudalyvauti kitokio formato varžybose, kur kartu dalyvauja, sakykime, ir visi kiti large. Vadinkim svečiai, ne? Svečių pas mumis nėra, pas mumis yra taurės dalyviai. Bet idėja yra to kapo ta, kad varžytis dėl to kapinio prizo gali ne mini ralio dalyviai, ne? Varžytis gali ir mini ralio dalyviai, ir visi kiti. Supratau. Kai dabar filmuojam, dar nėra pagrindinių tų ralio kviestinių žvaigždžių, pavadinkim, įtrauktų į sąrašą, bet man atrodo, kai išeis šitą apžvalgą, jau bus aišku, kas važiuos, tai ir gali dabar atskleisti ir papasakot, ar labai juos kviesti reikėjo, ar visgi su nostalgija grįžta į Mažeikių apylinkes? Visada kviečiam, bet šiuo atveju ir nereikėjo kviesti, kažką kvietėm, tai bet kokiu atveju turėsim ne vieną R5 klasės automobilį, N5, aišku, ir visus kitus. Ta prasme, čia yra tokia galimybė pasižiūrėti ir mini rally, ir, sakykime, aukščiausio lygio techniką su mūsų žvaigždėm. O tiem atvyksantiem pasivaržyti, tai puikiai proga pasidaryti labai kokybiškus testus prieš paskutinį large etapą Zarasuose. Taip, kadangi bus 7 greičių ruožai, plus, ko nėra buvę mini ralyje, mes turėsim testinį greičių ruožą penktadienį, kurį galės pravažiuoti 3 kartus. Po to mūsų laukia iškilminga atidarymo ceremonija Mažeikiuose. Sportiniai daliai skirtas šeštadienis ir varžybų pabaiga, apdovanojimai vyks čia, Viekšniuose. Tai sakykime, iš organizacinės pusės viską darai max, kaip ir darydavai anksčiau large etapuose, tik šį kartą čempionatas kitas. Tik tiek. Niekur netaupom ir darom tą patį, ką darėm ir praeitais metais, ir pastaraisiais kitais metais. Ta prasme, tos kartelės tikrai nenuleidom ir norim, kad, sakykime, kad mini ralio idėja ir yra, kad jis peraugtų, sportininkai išeitų į aukštesnį lygą. Atsimenu mūsų pokalbį sezono pradžioj, kai nusprendei pats važiuoti visą mini ralio čempionatą ir sakei, kad noriu pasižiūrėti kitų organizatorių organizavimo kokybę ir padaryti patį geriausią renginį metuose ir taip uždaryti gražiai sezoną. Tai trumpai papasako, kaip tau sekėsi pačiam varžytis mini ralio čempionate ir ką galbūt pamatei ir pritaikyt galvoji pas save renginį. Jo, idėja pačiam dalyvauti ir pamatyti kilo dėl to, kad toks jau kalendorius šiais metais. Jau sudalyvau 5 etapuose. Šaunu, kad ir kiti miestai ir miesteliai turi tokius renginius, kurie tikrai žmonės yra įdėję daug širdies. Aišku, čia nėra
kažkoks tai pasipuikavimas, kad mes padarysim geriausiai. Tiesiog mes darom tą, ką jau esam darę. Iš tų 5 etapų išskirčiau galbūt 3 labiausiai patikusius, tai Kėdainiai. Reitinguokim. Kėdainiai, tada Trakai ir Daugai. Aš sakyčiau labai panašiai. Ir rezultatų lenteliai puikiai sekas. Tai būtų smagu uždaryti savam krašte Mineralio čempionatą ir tapti čempioną, ne? Rezultatų tikrai neseku, važiuojam savo malonumui. Nesekam, bet kai buvom atvažiavę, jau ten ant kalkuliatoriaus skaičiavom taškus. Tai tu man tai skaičiuoji. Iš tikrųjų, tas viskas, sakykime, balandžio mėnesį susidėliojo taip galbūt spontaniškai. Mano buvęs šturmanas dėl užimtumo negalėjo sudalyvauti pirmose, tai tada mes kažkaip tai greitai sutarėm su Gabija, o po to, aišku, pagalvojom, kodėl nepratęsti iki pabaigos. Tai va, viskas puikiai susiklostė, sakykime, visus 5 finišavom, tai tikslas yra ir 6, aišku, finišuoti. Tuo labiau, kaip čia yra pas mumis organizatorių, kurie irgi savo varžybose organizuojamuose važiuoja. Tai va, Ramūnas Čepkauskas, sakykime, man pavyzdys. Kaip sako, savo sienas ne visada gelbsti, bet ir gali pakišti koją, kai per daug pasitikė ir atrodo, net be stenogramos pravažiuoti. Tikrai, aišku, visko gali būti ir čia nebūtinai gelbsti, kaip tu sakai, bet žiūrėsim. Ta prasme, svarbiausia, kad nepavestų techniką, o toliau Gabija klaidų nedaro. Tai va, bus, manau, puikiai šturmanė kažkam ateityje dar greitesniam, sakykime, automobilį. Ok, šiaip apie greičio ruožus kalbant, tai mes su Domu kalbėjom, kad šiemet juos važiuojant ir žinant, kad jie yra pritaikyti Mineraliui, su tam tikrom gesinimo zonom ir išrankėtos pačios geriausios atkarpos, tai tie greičio ruožai nušvito kitom spalvom. Sakykime, gal A lygoj ten tokius lengvus posūkėlius tie greičiausiai galėjo ten kiaurai praeiti, bet Mineralio dalyviai vis tiek turi mažiau patirties, tų įgūdžių, tai, sakykime, mano galva čia bus tikrai įdomu. Ir jiem patiem, ir žiūrovom. Pagrindinis skirtumas, aš tai manau, vis tiek yra šiek tiek technikoje, nes jinais yra lėtesnė, ir padangose, nes visi važiuoja ne su sportiniam padangom. Aišku, galės pamatyti, pasilyginti rezultatus, kas važiuos su Pirelli padangu. Tai bus skirtumas pamatyti įdomu. Taip. Ok, gal judam prie greičio ruožų. Labai trumpai aptarsim, viską pamatysit vizualiai čia kažkur. Domas įdės, tai mes turėsim, kaip minėjai, 7 greičio ruožus plus testinis ir iš viso 4 unikalūs, teisingai? Taip. Antras greičio ruožas bus važiuojamas vieną kartą, kas mus iš dalies nuliūdino. Labai smagus, labai išsiskiriantis iš kitų greičio ruožas ir minėjai neišėjo pačio tvarkaraščio sudėlioti kitaip, ne, kad jis būtų du kartus. Kadangi Mineralio reglamentas pats skiriasi nuo, sakykime, sprinto ar larčo, galim daryti visokių sprendimų, kad jį, kaip sakyti, pritraukti prie mūsų greičių ruožų, kurie išsidėstė Mažeikių rajone. Ir todėl mes taip jau sudėliojame maršrutinę kortelę, kad, sakykime, antras greičių ruožas bus važiuojamas vieną kartą, nes jis ir toliausiai, sakykime, nuo Mažeikių. Taip. Startuojam pirmajam greičio ruožė ir mes važiuodami pastebėjom kelias tokias labai gražias vietas. Tai pirmoji numeriu pažymėta vieta, dešinys staigus posūkis su labai daug vietos stebėjimui, o antroji vieta ne taip patogiai pasiekiama, bet labai įdomi, ta tokia dešinė špilka jau netoli finišo, ten kur po kairę namas yra. Ten, aš kiek pamenu, galima iki tos vietos pavažiuoti, šiek tiek gali tekti paeiti lauku pamiškę
bet vieta ten... Pirmoji vieta yra pasiekiama iš šono. Jo, iš šoninio keliuko. Jo, keliuko, o ten reikėtų paeiti, bet nėra didelis atstumas. Ten kokie porą 300 metrų. Panašiai. Nebaisiai. Antrajam greičio ruože, apie kurį ką tik kalbėjom, tai pirmoji vieta dešinys posūkis kalniukas ir iškart po kokių 70 metrų dešinys posūkis, bet prieš tai ten bus gesinimo zona. Aš sakiau, kad jeigu ten nebūtų to vadinimo šikana, tai ten daug, manau, būtų prikritę. Apie antrą greičio ruožą, tai, sakykime, unikali galimybė visiems dalyviams, todėl, kad praeitais metais jį išsirinko Hyundai VRC komanda testams. Mes buvom jiems patiekę keletą pasiūlymų, kur jie gali testuotis. Ir jie išsirinko būtent tą greičio ruožą, bet jie turėjo atkarpą tik tais 3 km, o čia mes turėsim 5. Tai jis dar prailgintas, sakykime, šiuo atveju. Yra patogus tom, kad galima matyti keletą vietų, kur privažiavimas irgi yra iš šono. Tai čia realiai tos 2 vietos ir yra, kurias pažymėjom. Ta, apie kurią minėjau, kur netoliesi tiltelio tokio, o antroji vieta jau arčiau finišo dešinys sankryžinis posūkis. Dešinys sankryžinis, bet ten yra įdomus posūkis irgi per Varduvos upę, su posūkiu ir paskui, aišku, su stabdymu ir aštriu dešiniu posūkiu link finišo. Tai žodžiu, galėsit tą greičio ruožą pravažiavę sakyti, kad važiavau tuo pačiu greičio ruožu, kaip važiavo VRC driveris SAP Kalapė, ne? Taip. Beje, kada norėčiau pasakyti, kad turėsim tiesioginę transliaciją per Delfi, būtent iš antro greičio ruožo ir bus matoma ta atkarpa, kur ant pačio galo mes ir kalbėjom. Ten, kur sustabdymo zona ir tas pravažiavimas nuo tilto Varduvos upės. Okay. Tai kas negalės atvykti į renginį, kviečiam prisijungti ir tikiu, kad transliacija bus labai kokybiška ir galėsit įsijausti taip, lyg būtumėt vietai. Tai keliamės į 4-6 greičio ruožą. Jame patogių šoninių privažiavimų yra nedaug, sakyčiau, vos viena galimybė netoli finišo, bet pirmoji daly greičio ruožo ten prie to tiltelio ir šiandien dar matėm daug rąstų prikrautų, tai jeigu tie rąstai nebus patraukti, išvežti, ten tikrai labai įspūdinga vieta turėtų būti. Taip, ir vėl tada noriu pasikartuoti, kad ir iš šito greičio ruožo būtent toje vietoje turėsim irgi tiesioginę transliaciją. Tai kadangi ruožas nėra dėkingas atvažiuoti iš kažkur iš šono, yra vos keletą vietų, tai yra netoli finišo abi. Tai, sakykime, reikėtų atvažiuoti 1 valandą anksčiau, prieš uždarant greičio ruožą ir patogiai ir saugiai įsitaisyti, belaukiant ralio starto. Jeigu kalbant apie patogius privažiavimus, tai jeigu kiti greičio ruožai jų turėjo, tai paskutinis 5-7 jį turi praktiškai tik vieną ir atsimuši į greitą tiesiąją. Ten tikriausiai bus gesinimo zona, ne? Ten bus gesinimo zona, bet paėjus ar tai į kairę pusę ar į dešinę pusę, ten po kelius šimtus metrų, yra daug tokių įdomių posūkių, sakykime, kur ten gan saugiai galima, sakykime, žiūrėti. Linkim visiems kokybiškai, greitai ir pergalingai pasiekti finišą, kuriem tai pavyks, atsidurs čia, kas lauks mūsų Viekšnių estradai. Kaip ir minėjau, tai 20 val. Penktadienį 26 dieną turim atidarymą Mažeikiuose. Čia jau pirmas automobilis turėtų finišuoti apie 18 val. Viekšniuose. Lauks, aišku, galutinių rezultatų suvedimas ir koncertas. Po kol jų lauksim, tai turėsim Liepos Mondekaitės koncertą su gyvo garso grupe ir viskom kitkom. Ferverkų, šampaną ir džiugias emocijas, ypač tiems, kuriems pavyks iškovoti čempiono titulą savo klasėse arba absoliučioj mineralio įskaitai. Mineralis neturi absoliučios įskaitos, nemaišykit. Gal pastebėjai kokius nors
išskirtinumus ar sunkumus organizuojant kitokį čempionatą, konkrečiai mini ralio čempionatą, ko nesitikėjai, kas galbūt kitaip ir kas nustebino? Šiai dienai turim 85 užsiregistravusius dalyvius ir dar laikom kelias vietas svečiams. Tai labai greitai sukrito pirmosios 50 paraiškų. Viskas teisingai užpildyta, daug skambučių su klausimais. Gal kažkas nesuprato, kas tas yra testinis greičių ruožas. Visgi naujiena. Naujiena, gal kažkas nepaskaitė iki galo papildomų nuostatų, kur viskas yra aprašyta apie testinį greičių ruožą. Toliau mes ruošiamės taip pat, kaip ir praeitais metais, kad yra sumažėjusi distancija, tai labai neįtakoja, bet iš visų mini ralio, sakykime, etapų vykusių šiais metais mes turim vis tiek ilgiausią distanciją, tai yra 33 km. Paskutiniam etapui priklausytų, kad jis turėtų būti ilgiausias, sunkiausias. Jo, tuo labiau jis yra su koeficientu 1,5, kur taškai gan rimtai gali koreguotis. Tai vat, važiuojant čia buvau užmetęs akį į metinius rezultatus, tai sakyčiau, gal beveik visose klasėse spręsis čempionų titulas būtent šiame etape. Nebus taip, kad kažkuriam pakaks taškų ir jisai čia galės tik pravažiuoti maždaug savo malonumui. Ten visi mini raliai yra labai labai arti. Tai kas būsit laisvi tą rugsėjo savaitgalį, būtinai atvykite į Mažeikius, nes čia virs tikra kova. Mūsų viena iš partnerių, rėmėjų, DFDS Lietuva, prizas rūkiai klasės nugalėtojai, kaip paskatinimas ateičiai. Simbolinė galbūt tai kelionė keltų į Švediją ir atgal 2 asmenims su automobiliu. Po tokio alinančio sezono puikiai dovana, sakyčiau. Aš manyčiau puikiai dovana ir reikia būtinai ją kažkam laimėti. Minėjai, kad kiekvienas dalyvis gaus tam tikrą, kaip čia, dovanų paketą iš ralio partnerių. Taip, mes stipriai esam tam pasiruošę ir visus prizininkus apdovanosim mūsų vieno iš rėmėjo Scandicare prizais. Ką dar atvykstantys dalyviai ir ralio žiūrovai turėtų žinoti apie šį paskutinį mini ralio čempionato etapą? Būtina turbūt pasakyti, kad ypatingas dėmesys turi būti skiriamas saugumui, bet kokiu atveju. Kiekviename etape. Tai nėra išimtis. Žiūrėkit ralį atsakingai, jeigu matot to nedarančius savo kolegas ir draugus, būtinai sudrausminkit. Manau, kad labai tikimės tokio paties oro, kaip turim dabar. Ne tokio, kokį turėjom prieš kelias valandas su Domu paskutinį greičio ruožą. Filmavom bėgdami nuo lietaus, kai per 200 metrų į šoną atėjo tiesiog labai labai stipraus lietaus siena, tai pamatysit paskutinio greičio ruožo video įrašę, kad jis mus pasivijo tik greičio ruožo pabaigoje, o tą padėjo padaryti ir pabėgti šitas Mercedes-Benz GLE. Greitas daiktas, nuo lietaus pabėgti tikrai galim. Tai visus fanus, žiūrovus kviečiam į šį renginį. Tai paskutinis renginys Žemaitijoje, Žemaitijos regione. Kviečiam aplankyti Mažeikių rajoną ir visus miestelius, tame tarpe Viekšnius. Galima susidėlioti programą ir pamatyti ne tik ralį ir pasidžiaugti, sakykime, bobų vasarą. Galima derinti ralį su Lietuvos pažinimu. Jeigu nėra kam tekę lankytis Mažeikių kraštuose, tai galima tą puikiai suderinti, kadangi čia pamatyti tikrai yra ką. Tai ką, aš manau, kad viską aptariam, viską pakankamai greit prabėgom, neišsiplėtėm. Man ko labai trūko, kadangi patys esam važiavę
porą metų Mineralio čempionate. Tai aš manyčiau, kad dalyviams bus labai malonu turėti kokybiškai nufilmuotus greičio ruožus per susirašymus, kadangi net galėsit nefilmuoti patys, o tiesiog atsidaryti patogiai ir tikrintis iš jau padarytos kokybiškos medžiagos. Tai pagira tau už kokybės įnašą į mini ralio visą čempionatą ir duoklę dalyviam. Šia linksma gaida. Laukiame rugsėjo 26. 26. Nuo šiandien lieka mažiau negu 2 savaitės. Pakuojamės daiktus ir lekiam namo, o iki namų viso labo 4 valandas. Ačiū tau, Vitalijau. Ačiū Jums už vizitą. Ir labai linkiu iškovoti tą čempiono titulą. Čia smulkmena.